Eteryje žinios, smagu, kad žiūrite. Visi puikiai žinome posakį, kad gera ten, kur mūsų nėra. O ir iš tikrųjų taip mano ir druskininkiečiai. Šį kartą jūsų dėmesio miesto gyventojų ir svečių apklausa apie tai, kaip jie vertina druskininkus ir ar iš tiesų čia gyventi gera. Kodėl patinka? Todėl, kad čia druskininkai, todėl, kad čia gera gyventi, todėl, kad čia yra smagu, todėl, kad yra švaru. Visų pirma, žinoma, ir dėl gamtos, nes yra puikiai gamta, tyras oras ir ypač su šeima, su vaikais, tai manau, kad nėra geresnės vietos Lietuvoje, kur gyventi. Druskininkų neiškeisčiau į kitą miestą gal pirmiausia dėl to, kad čia yra mano šaknys, čia esu gimęs, čia prabėgo mano vaikystė, dabar bėga ir visa jaunystė graži. Ir čia yra pats gražiausias ir nuostabiausias miestelis, kiek yra tekę matyti. Druskininkuose visada labai aplinka prižiūrima, viskas saugoma ir daug žmonių skiria labai daug dėmesio jai tausoti. Aš čia gimiau, aš čia augau ir tikiuosi, kad visada čia gyvensime. Patinka savo švara, savo pastatais atrestauruotais, čia gyvenančiais žmonėmis. Aš ne iš druskininkų, aš iš Kauno pati esu, bet man tai labai gražus miestas, labai švarus, labai tvarkingas, labai jaukus, aplamai labai gražus miestas. Aš gyvenu ne druskininkuose, čia tik atostogauju, bet man čia labai patinka, nes čia labai švaru. Ir kuo patinka būtent šis miestas? Visko, jaukumu, visko. Neiškeisimėte ją į kitą miestą? Ne. Nors gyvenam ne druskininkuose, bet atvažiuojam pastoviai. Patinka, nes čia yra daug visokių gražių vietų, kur galima pabūti. Kaip man nepatiks, jeigu mano bobutė iš Latažerio, o dėdukas iš Vendubrės ir aš visą laiką čia dirbau. O kokia būtent vieta galbūt čia jums labiausiai? Man visos vietos patinka. Aš tokių vietų nežinau, kad nepatiktų. Čia labai gražu. Ir šviežias oras labiau negu didmiesčiuose. O kokia galbūt vieta būtent labai jums patinka? Vijūnėlis. Grožio šaltinis. Druskininkai yra pats geriausias kurortas, labai myli žmonės ir labai gražus žalias miestas. Galbūt kažkokia būtent vieta jums patinka? Man labiausiai patinka Pruskonio ežeras. Todėl, kad mano miestas man patinka. Aš čia gimiau, užaugau ir čia gyvenu, skyrus studijų metus. Kad jis gražus, kad jisai žalias, kad visur sutvarkyta. Pažiūrėkit, kokios gatvės, malonu vaikščioti, malonu žiūrėti. Ir galbūt kažkokia būtent vieta jums labai patinka? Kas man patinka? Man patinka ten, kur aš dažniausiai būnu, tai yra miške man labiausiai patinka. Už Vijūnėlio ten yra toks tai miškelis, ten dažnai būnu ir ten man labai toks takas. Labai smagu. Druskininkai tai jau čia mūsų 40 metų kaip gyvenam, medicinoje dirbom, darbo buvo, dabar pensininkai ir visas. O ko būtent patinka jums tas miestas? Labai švarus, labai tvarkingas. Gerbūvis geras, butą gerą turim, sodą miške gražų turim. Ratničioj, ta prasme, miesto ribose dabar prijungia Ratničią, tai mūsų sodai kaip mieste, gamtoj, gražu, švaru. Mes labai laimingi, kad gyvenam tokiam švariam gražiam mieste. Pailsi, oras geras, Siūlė, va dabar guliu tenai draugystėj reabilitacijų. Siūlė Palangą atsisakiau, iš karto atvažiavau, nes čia kartą buvau, jau paragavau ir labai pasisekė. Labai gražiai tvarkomas, visur gėlės žydi, labai susižavėjau.